Pakalbėkime plačiau apie šią situaciją, kuri yra kaip pavyzdys apie kamerų montavimą. Šioje kameroje, IP kameroje, kitaip tariant, laidinėje kameroje yra tokia jungtis, kuri neturi jokio sandarinimo žiedo ar kitokios sprendimo. Tarkime, pas mus kameros yra tokia jungtelė ir visa jungtis slepiasi šitoje hermetiškoje dalyje. Viskas susijungia ir vanduo į vidų nepatenka. Tačiau kartais būna situacijų tokių kaip ši, kad kažkas montavo, įjungė, pajungė, supuvo ir viską išmest. Galbūt pataupė klientas, galbūt meistras, sunku pasakyti. Situacija, kurią randam gan dažnai, tai yra pigi plastikinė dėžutė savo tokiom visokiom skylėm ir čia, ir čia, ir čia. Ir per visur vanduo bėga į šią dėžutę. Tai yra pigus sprendimas, jeigu taip pageidauja galbūt klientas arba tai dirba meistras, ar galbūt žmogus taip pats nusprendė padaryti. Mes savo ruožtu patartume tokių klaidų nedaryti ir naudoti montavimo bazės. Kas tai yra? O tai yra apgalvotas sprendimas meistrams arba tie, kurie patys montuojatės kameras. Šis sprendimas yra pagamintas iš metalo, taip kad priešingai negu plastikas, metams bėgant jisai netrupės ir išlaikys savo sandarumą. Pati bazė keliais varžtais sukasi prie fasado, pakalimo ar kito paviršiaus, kur jūs ją tą kamerą montuosite. Visi laidai slepiasi šioje bazėje. Laidus galima per čia ar per čia prasitempti į vidų. Čia gyvens jūsų kameros visos jungtis, visi laidai. Dangtelis turi silikoninį žiedą, taip kad bazė gyvena sandariai. Kameros laidai prasikiša per šią skylę ir šią gumą, kuri plešiasi per pusę. Taip, kad susimontavus bazę, uždėm kamerą ir tarnaus ilgai. Pačių bazių yra įvairaus dydžio, formų, diametrų, aukščių. Kad ir tokia bazė montuojama yra valdomoms PTZ kameroms, sunkiom kamerom. Pati bazė jau yra ir iš savęs labai stipri. Taip, kad jeigu jums reikia patikimo sprendimo, nedarykit klaidų arba nepertupykit ten, kur paskui bus liūdnos pasekmės. Toks būtų mūsų patarimas.